Benediktai, sustingam paskutiniam bivake, saulėlydis po kairę, romantiška atmosfera. Kokios mintis prieš paskutinį greičio ruožą, liko visai nedaug, 150 km rimtos kovos. Liko 150 km ir tie 150 km yra tai, ką mums reikės dar įveikti. Tai iš tiesų lenktynės baigsis tada, kada mes uždarysim automobilį į Park Ferme. Park Ferme yra uždaras parkas, kur yra paskutinis lenktynių taškas. Tai, žinai, pravažiavus beveik 10 000 km, 150 km padarius klaidą gali viską nubraukti. Tai atsakomybės pakankamai nemažai iš tiesų. Bet greičiausiai, kad dienos pabaigoje tai nieko nebepakeis. Matau. Pernai podiumą dažnai prisimeni, kai važiuojai Dakare? Aš pernai Dakarą geriau prisimenu, iš tiesų podiumas buvo tik tai viena dalelytė ir mums labai reikėjo būti podiume. Šiais metais irgi reikėjo būti podiume, tik tai, kad buvome išmintingesni gerokai. Turėjome daugiau patirties ir panašu, kad tai jau nebetoli. Šiandien diena šiaip sekėsi, klaidų kažkokių šiaip linksmybių buvo trasoje? Šiandieną tranzuotojų gal kokių paėmėt, ne? Jo, tranzuotojų paėmėm. Šiandieną mes sudaužėm ratlankę. Truputį nepatogiai užtaikiau ant akmens ir teko keistis ratą. Šiaip važiavom pakankamai konservatyviai, nes tai yra paskutinės dienos, mums iš principo nelabai ką lėmė, absoliučioje įskaitoje mes apsilenkėm porą varžovų, kurie buvo netoliese ten 1,5 valandos aplinkui, tai pasigerinom 2 pozicijom savo absoliučią, sakysime, vietą ir šiaip tai buvo nemažai smėlio, 150 km. Tai smėlyje važiavom su labiau nuleistais ratais, tai vadinasi tiesiosiuose negalėjom labai lėkti, bet aš tad smėlyje jautėmės pakankamai komfortiškai. Tai šiandieną tokie, sakysime, nesidraskėm, bet važiavom kaip iš natų ir turim pakankamai neblogą rezultatą. O nebuvo užsakymų iš namų atvežti smėlio čilietiško finišo tiesiogiai? Buvo, bet aš galvoju, kad greičiausiai jie pokštavo. Nevešiu aš niekam nieko. Gerai. Tai tar trumpai žodį pasakyk fanam, kurie buvo naktim nemiegojo, laukdavo grįžtant į finišą. Visada yra labai smagu, kai yra daugiau žmonių, kuriem rūpi tas pats, kas ir tau. Tai mes esame viena gauja. Man dėl to labai malonu ir didelė garbė. Ačiū.